Ei, stop. Padėk savo alaus bokalą į šoną ir paklausyk, ką pasakysiu. O dar geriau išsisaugok šią informaciją arba pasidalink su draugu. Todėl, kad šitame video bus surinkti visi pliusai ir minusai alaus, ką gali gauti iš alaus ir kokią naudą ir kokius nuostolius jisai gali tau padaryti. Taigi, pirmiausiai apie alaus pliusus. Ką galima paskaičiuoti? Kad tai gali būti maistinė vertė, galima širdies ir kraujagyslių sistemai nauda, kaulų sistemai nauda, galima nauda, bet nėra iki galo įrodyta inksto akmenų prevencija, regėjimo gerinimas, taip pat be jokios abejonės cukraus kiekio kontrolė kraujyje bei streso mažinimas. Tai tokie pliusai. Pasidalink jį su draugu. O to draugu, kurio tu nemėgsti, pasidalink su minusais, kokius alaus gerimas gali sukelti. Taigi pirmiausiai svorio augimas, kepenų pažeidimai, širdies ligos, psichikos sveikatos sutrikimai, miego sutrikimas, hormonų pusiausvyros sutrikimai, priklausomybė bei vėžio rizika. Taigi pasverk pliusus, minusus ir dabar arba tą alaus bokalą, kurį pasidėjai į šoną, arba paimk ir išgerk, arba nunešk ir išpilk. Beje, jeigu nori pasitarti, ką daryti, jeigu jau tu jo daug išgeriai, parašyk man būtinai, parašyk man, aš pats sakysiu, ką padaryti, kad sumažinti alaus padarytą žalą, arba ką padaryti, kad tai, ką tu išgeriai, tau taptų naudinga. Būtinai man į Telegramą nuorodą randi čia.